Ieškojau, kas yra vyriškumas. Bandžiau suprasti, kas yra vyras ir ko man trūksta kaip vyrai. Aš daug metų gyvenau užsienyje ir grįžęs į Lietuvą grįžau į tokį visišką socialinį vakuumą, neturėjau čia jokių draugų ir pažįstamų Vilniuje. Ir pagrindinė motyvacija buvo kurti socialinį ratą, plėsti socialinį ratą, susipažinti su vyrais, kurie yra kitokie negu tie, kuriuos aš sutinku, pavyzdžiui, darbe. Jaučiau didžiulį vakuumą informacijos ir poreikį tokį vidinį, kaip gali būti kitoks santykis. Man trūko tos bendrystės vyriškos, kitokios bendrystės, negu aš turėjau patirti savo. Tai eidamas į gentį, aš ieškojau visiškai kito, nežinomo, išjausto vyrų bendravimo. Suvokiau, kad vyras turi turėti tikslą aukštesnį už save. Tai gali būti šeima, tai gali būti tėvynė, tai gali būti visuomenė. Tiesiog vardan kažko aukščiau už save gyventi.